Kai kalbame apie labiau teisingą pasaulį, mes neišvengsime pokalbio apie mokesčius. Todėl žalieji akcentuoja žaliąją mokesčių reformą. Kas tai yra? Pirma, tai yra su darbo santykiai susijusių mokesčių mažinimas. Mes mokame juos pakankamai didelius. Maždaug 40% savo uždarbio kiekvienas vidutinis dirbantysis atiduoda mokesčiams. Tačiau žalieji akcentuoja, kad būtina įvesti mokesčius taršai ir iškastiniam kurui. Kas tai yra? Tai yra akcizinio pobūdžio mokesčiai taikomi naftai, angliai, dujoms, kuriuos yra nesudėtinga surinkti ir nesudėtinga administruoti ir kurie gali stipriai papildyti valstybės kišenę. Tikslas yra turtingesni visuomenės nariai, daugiau pinigų kišenėse. Tokiu būdu žmonės galėtų patys spręsti, kur juos išleisti. Nebūtina leisti brangstančiam kurui. Galbūt geriau pingančiai atsinaujinančiai energetikai arba pingančiam atsinaujinančią energiją varomam transportui. Tokia ateitis yra švaresnė ir pigesnė. Mes žalieji už ją.